Labą dieną įsijungusiems, žiūrit pramoginį kanalą, Pauliako kanalas. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad įsijungėt šitą video. Bandysim pavloginti kažką šiandien lengvai, pavasaris, šiek tiek vėjuota šiandieną, bet važiuot galima, net 15-16 šilumos rodė termometras. Tai pabandykim pasiblaškyt po miestą, nesu susitarę su broliu susitikt. Įkalsim po kebabą pradžiai ir žiūrėsim, kur čia mus tie keliai toliau nuves. Dar reikia ir į degalinę užsukt, pasipilt kuro skanaus pavasarinio, pamaitint žvėrį, pagirdyt. Yra toks lengvas minusėlis. Kai aš su kamera, negaliu stikliuką atsidaryti normaliai, reikia kamerą patraukti šiek tiek. Nes mano stikliuko atidarimas yra grinai per centrą. Ir aš per centrą negaliu iškišti pirštą tenai atsikabinti jo. Tai toks išryškėjo šalmo problemėlė. Nu, čia ne šalmo gal problemėlė, aišku, o kad kamera atsirado ant šalmo. Šalmas taigi toks pagamintas iš gamyklos, gi nenumatyta jam ten nieko kabint. Kokį čia nieks nesipila, tipo, kad čia neveikia. Galėtų veikt. O, kvepia. O, kvepia. Ger, hornetai, niam. Štokia kaina, tai čia kaip Vilniaus gatvėje kokteilį geri. Tai čia važiuoji, nevažiuoji. Negasdinkit čia manęs visi aplinkui. Važiuoji su mocu, tai čia toks jausmas, kad visi nori tave nužudyti. Visi tik tai ir taikosi. Nu, nesitaiko, aišku, atpratik žmonės. Lyg aš pats su mašina važiuodamas matau visus motociklus. Nu tai aišku nematau. Atsirandagi anis iš kažkur, tai iš niekur nesigirdi. Yra tokių nuomonių, kad atseit užsidėsiu duslintuvą, kad būtų garsesnis, kad jisai tada man čia visi mane girdėtų, kai aš tarp juostų važiuoju. Nu, ne kažką ten labai ir girdisi. Tai stovi tam kamšti, išgirsti, pasižiūriu pro veidrodėlį, o motociklas tarp tavęs jau ir tarp kitos mašinos, tai nežinau, kokio garsumo tada turi būti tas duslintuvas, kad jau tikrai padėtų. Nu, bet kiek žmonių, tiek nuomonių, visi demokratiniai valstybei teisiniai gyvenam, galite reikšti savo nuomonės, kalbant apie komentarus. Pakomentuokit po šito video, ar laukit labai jau sezono, ar laukit pravažiuoti su motociklu. Dar kas įdomiau, pakomentuokit, ar jūs žiūrit dėl moto turinio, ar šiaip ir dėl kelionių, nes aš toks, šitas mano kanalas apie viską. Pasaulio pažinimas, kaip draugas nesenai vienas apibūdino. Motociklas, kelionės, mediniai bairiai, kažkas tokio. Jeigu jums patinka, prašom, žiūrėkit. Tai pakomentuokit. Sustabdykit dabar ir pakomentuokit. Nu, dėkui. Nu, tau čia malkų pakrovė kažkas. Sakau, bijau mikrofoną pamest, nes nepagalvojau, kad jeigu padėsiu čia ant metalinio, man atsikliuos magnetas. Tai atsiklijavo. Iššovėm kebabėnzą, skanu buvo, rekomenduoju, vadinasi Kazanas, Molėtų plente Vilniuje randasi. Tokia vietelė, kur aš tai pagalvojau, kad jeigu nesat buvę šalyje, kurios pavadinimas yra Stanas, tai apsilankykit čia, mažą dalelytę to šalies pajusit. Nes toks vaibelis, muzika, žmonės dirbantis, tų kraštų. Tai savotiškai tokia įdomi atmosfera. O, RX8. RX8, čia vaikystės svajonių mašina. Graži raudona. Pradėjau važiuoti, nepažiūrėjau. Lambo pralėkė, Habibiai. Vilniuje važinėja 2 Habibiai su Lambo.
Važiavom šiek tiek į užmiestį tokį, nu čia priemiesčiai realiai, užmiesčiai, priemiesčiai. Judėsim link Nemenčinės, čia pro gyvenvietę, lėtai. Vėjuota, tai jaučiasi vėjas vietom, taip prapučia, nėra šalta, bet šoninis toks vėjas šiek tiek jaučiasi. Priemonių tiek dviračių, tiek dviračių šiandien pilna transporto priemonių. Oras geras, visi traukia, kas ką turi, su varikliais arba be variklio. Ir varo ant dviejų. Nu čia kai tokio kelio būklė ir toks metų laikas, tai čia neprirodysi savo vairavimo kažkokių tai skilsų, įgūdžių, nepriraganėsi čia. Nes būsi greit nusileidę save ant žemės, tiesiog ne ta žodžio prasme. Tai taip ramiai po biškį mėgaujantis atbundančią gamtą, dar be pumpurų, dar sniegas visur matosi. Kelio duobės dar aišku gali pasitaikyti kokią nors naujai atsiradus, nematoma. Gali pakilti oro biškį. O čia labai aštrus gulintis šitas policininkas. Aha, aplenkiau. Kauškaitės. Birukas. Labai dar gamta kol kas negraži. Pilka, purvina, nesužaliavę dar niekas. Bet nieko, jeigu taip ir toliau pagal grafiką kaip šiais metais, žiema, pavasaris, tai turėtų greitai čia viskas sužaliuoti. Temperatūros paduoda, drėgmės nuo sniego yra, dar šiek tiek lietaus. Oho, sužaliuos. Jūs jau ar pasipirkat cibulius į stiklinę laiškam? Ką? Ar nepasipirkat? Ar jūs gal į žemę kišat iš karto? Reikia pavasarį žalumynų turėt kažkiek tai. Koks yra didelis pliusas va tokiu oru važiuoju, nu, ta prasme, tokiu metų laiku, tokiu oru, kad nėra dar musių ir vabalų, dar jos miega, dar neatsibūdusios, nieks neįsitaška į stikliuką. Švaru kaip mieste, nes vasarą tai su švariu stikliuku, tai tik tai mieste pavažinėsi. Nu, čia jau kažkaip jau tik užmiestis ir šakės, sveikas gyvas. Kaip greitai, kad tos Nemenčinės atvažiavom. Net keista. Turbūt reikia sustojimą padaryti tradiciškai. Apsitart tolimesnį maršrutą, kaip ir aišku. Bet gal broliui pirmą leisiu važiuoti. Jaučiu labai spaudimą, kai pirmas važiuoju. Ne per greitai, ne per lėtai. Paliksiu, nepaliksiu, o to. Oi, kiek čia žmonių. Kodėl čia tų žmonių tiek daug? Na, nepaslyst ant žvyro. Kas čia vyksta? O, vyksta kažkas tai. Kapelos groja. Uždaryta. Renginys ir reginys. Uždėjau kamerą ant krūtinės. Pažiūrėsim, kaip vaizdas iš kitokio kampo važiavimo. Gal labiau perteiks tą, nežinau, valdymą, kaip čia pavadinti, nežinau. Visaip čia bandau šiais metais įdomesnių kampų dar. Nusipirkau ir tokį laikiklį kamerai save filmuoti, kad ant vairo būtų uždėtas. Tai bus žaidimo su kampais, su kinematografijom, čia visokiem supranti. Jau prasideda pas mane čia meno darimas. O kur tu bėgi dabar? O kur tu bėgi? Pagausiu. Gaudau. Taip čia neprisigaudė tik tai ant tokio kelių. Zdrovo. Dar Chevronto.
pasirodo jau 6 bėgis buvo. Galvoju, kad čia taip netraukia dabar. Nenusimečiau bėgio. Aha. O yra to atpratimo važiuoti vis tiek. Kaip čia bebūtų. Po žiemos. O kaip čia bebūtų, koks čia bus kelias dabar? Ai, mūčiu dešinę. Ai, iki Bezdonių čia. Ai, gerai. Gerai, biški per greitai įsilėkiau. Biški per greitai įsilėkta pupo. Gerai, bet nepasimečiau. Sustabdžiau, įsisakau tvarkingai. Pamačiau tą žvyrą įsigandau. Nu, bet nieko, čia keliai tokie pradžiuvę. Visai neblogai gal. Galima važiuoti. Be problemų. Štai ir Bezadonis. Kodėl toks pavadinimas buvo sugalvotas gyvenime, tai juokingas. Ką? Gal ką žinot? Netyčiom. O čia Bezda daug žmonės, ar kaip čia yra? Žvyrai. Kalnelis. Ai. Ne vietoj labai tas kalnelis iš tos pusės važiuojant, sakyčiau. O jau čia. Drėgmės neišvengsim, fuck. Balas čia. Kalnelis, bala. Sušlavau padangą. Sušlavau padangas. O, grįžom į Vilnių. Grįžom į Vilnių, ieško sauso. Čia sauso, čia man kai džikuma. Saulytė kaip gražiai prašvečia pro medžius. Paburnautin gal ant ledo? Burnaut ant ledo. Nu, kontrastas neblogas. Pinigą radau. Vadinasi seksis. Ar čia ne pinigas? Nu, pinigas. 5 centai. Kas? Nu, mocui pradžia yra, nauja mocui pradžia yra. Labai gražus kelias čia nuo to paplūdimio. Pušynas toks ir vingiuoti keliukai. Tik aišku, dabar tas vingiuoti keliukai vietom upeliai. Taip nelabai smagu, kai kurių posūkių važiuoti. Nusprendėm, kad važiuojam, dabar dar užsičekinam sezono pradžiai ant Subačiaus, nesgi priklauso. Ir tiek, ir būsim pavažiavę tokį nedidelį išvažiavimą šiandienos. Jau net ir už miesto. Kalneliai šlapuma. Ho. Kad ką nors matyčiau, tai būtų gal ir nieko. Šitaip šlapia tiek atspindžių kažkokias. Oho, kai čia šlapia. Nepatinka. Miau. Dar viena vaikystės svajonių mašina. Audi TT iš Need for Speed žaidimų. Iš antro undergroundo, man atrodo, buvo. Šiandien toks gaunasi priemiesčių pasivažinėjimas. Nenutolstant per daug nuo Vilniaus. Bet ir gerai. Parveš gerų žinių. Gerai. Parvešim. Nu, tų kalnelių pridaryta, tai eina sau kiek daug. Ir kam čia tiek daug ir reikia? Ką šuniuks? Šuniuks ant jos sviestuks. Sviestuk šuniuks.
Žinot šitą video? Kas žinot, kas nežinot, supras, nesupras. Atsimenu, kai buvo smagu. Išvažiavom kažkada, aš dar neturėjau teisų, brolis davė savo Vespą, jisai su mocu. Ir ruduo ten buvo ir važiavom šito keliu. Lemą kaip smagiai atsimenu. Taip tada vienas buvo iš tų momentų, kur jau supratau, kad reikia rimtesnio dalyko. Reikia teisės laikytis. Nu ką, ir va štai ir aš čia. Tie radarai. Sunku labai priprast, tikrai esu sakęs ne kartą greičiausiai, nežinau, video gal ir neįdėjau, bet atpranti nuo tų ženklų visų stebėjimo, kai važiuoji dažniausiai mašinoje įsijungęs vaizdą. Nes ten tau viską parodo, ten tau greitį, visą kito, koks maksimalus leistinas, o čia turi stebėti, nepasimaut, kitą kartą ne iš chuliganiškų paskatų, taip sakant, gali tą greitį viršyti. Nu, bet va čia, tas ir yra. Važiuoti su motociklu, yra kas ir sako, užtat, kad reikalauja aukštesnio įgūdžių lygio ir budrumo. Nu, tai iš dalies tiesa. Padurnavot biškį reikia irgi. Bet ne per daug, negalima erzinti, nedrums, taip sakant, miestiečių ramybės. Ten gražiai vaikšto žmonės palei upę. Mes čia gazuojam. Nes kadangi tvarkingi važiuotojai, mes tarp mašinų nelysim. Ne, čia kalandžiat, laba diena. Kaip sekasi jums čia visiems aplinkui šiandien, ką? Oi, čia šiek tiek remontuojasi, hebra. Labai gerai. Gražus rūžavas motociklas. Subačiai visi važiuoja pasirodyti, kas kokį gražesnį motociklą turi. Nu, aš su savo, tai čia pakraščiuose tik tai stovėt man su savo palūžusiu stikliukais visokiais. Sarmata. Tai ką, bičiuliai, gerbiami žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjot. Šitą vietą ir pabaigiam ties gražia Vilniaus panoramą. Subscribinkit kanalą, komentuokit. Iki kito video. Davai.